Arnyti susitinkam rugsėjo pabaigoj, visiškai neįprasti metai šiais metais. Miestiečiam tai buvo žiauriai gerai, labai karšta vasara, net ir rugsėjais buvo tobulai karštas. Ūkininkam, girdėjau, nebuvo tie metai labai jau tokie fantastiški, priešingai negu kad atrodė laukai ar vaizdai laukose. Iš tikrųjų yra dvi medalio pusės. Tai viena yra tas, kad kadangi buvo šitoks sezonas, tai niekam nereikėjo labai, darbai į vieną krūvą nesusikrovė ir turėjo tiesiog laiko ir nebuvo tokio didelio spaudimo, kad labai turi padaryti ir ten parom turi dirbti. Tai iš tos pusės tai buvo lengviau ir kaip ir miesto žmonėms, tiem ūkininkam, kad lengviau viskas išsidėliojo. Aišku, iš kitos pusės tai lūkesčiai buvo gerokai didesni, bet nuo Liepos vidurio startavusių kviečiais negali tikėtis, kad bus labai jau ten gerai. Ir iš tikrųjų, tos kaitros ir paveikia tiek derlių, tiek kokybę. Tai dabar aruodai pilni ir dar neparduota, ar jau parsidavė ūkininkai viską? Labai įvairiai. Dalis parduota, manau, dalis vis dar aruodosi. Labai. Neturėčiau net vienareikšmiško atsakymo, turbūt geriau reiktų čia grūdininkų kokio klausti. Bet girdėjau, kad šiaip uostai tai yra perkrauti, tik tai nebūtinai, kad ten vien tik lietuviškai užauginta produkcija, tai yra kiti niuansai. Bet aš girdėjau, kad ankstyvas kulimas, tie derliai nepasaka, kainos liūdesys, tai kaip ir tam ūkininkui pakankamai sunkus tas suvedimas buvo rezultatų. Kaip tik dabar, kai kalbam, tai iš tikrųjų yra tas terminas, kai visiems jau reikia atsiskaitinėti, nes jau kaip ir gaunas metų galas, tas toks ūkių metų galas, tai tikrai tie, kurie nediversifikavo rizikos, kurie nepardavė ten šiek tiek pavasarį, šiek tiek vasarą, sakykime, pasilikus viską dabar, tai akivaizdžiai yra kritimas kainos turbūt 20–25%. Kviečių, sakykime, bendrai paėmus, tai tikrai skaudžiai. Skaudžiai. Įskaitant tai, kad darbai tai nesustojo, nes jie jau tikriausiai gal net ir į pabaigą sėja, gal, kad įpusėjo, tai manau tikrai. Ar tai reiškia, kad ūkininkai šiais metais rudenį taupys? Aš turiu mintį, pavyzdžiui, ar rudeninis herbicidinis purškimas, sakys, ne, jau šiemet tai nepurkšim. Tai čia ir yra įdomiausiai, kad su rudeniniu herbicidu tai tu ir taupai. Čia ir yra ekonomika ir čia tu gali sutaupyti ir, sakykime, kur išleisi pavasarį su probleminėm žolėm kovodamas 40 €, kur tu gali labai kokybiškai pasidaryti už 25. Aišku, yra kita mintis, kad tu investuoji dabar iš rudens, tačiau augalų, kai yra toks šiltas ir ilgas ruduo, maisto medžiagas žolės valgo ir tada tu pavasarį esi įspraustas į rėmus, ir aišku, tu surizikuoji 25 €, bet už tai tau nei azoto, nei fosforo, nei kalio piktžolės nevalgo. Ir ypač, sakysim, jeigu turėsim ilgesnį spalį ar lapkritį ir šiltesnį, tai yra būtina naudoti ir jeigu žmogus nori sutaupyti, tai privalai naudoti rudeninį herbicidą. Tai reiškia, mūsų gerai žinomas bokseris tikrai važiuos šiemet į laukus. Papasako man, ką mes šiemet naujesnio turim mišiniuose su bokseriu? Tai turbūt vienas labiausiai jau dabar žinomų naujų mišinių tai yra bokseris su elipriu mišinys. Tai iš tikrųjų norma bokserio nuo litro iki 1,5, bet aš sakyčiau, kad kainos skirtumas yra 3–3,5 €, tai čia yra geriau įsidėti 1,5 litro ir būti ramus, negu tau pabėgs nedaug dievės smilguolė, nes neužteks ir paskui smilguolė persipurkšt tokselių, tai kainuos apie 30, sakykime, €. Tai yra 3 € rizika papildoma. Tarsi taupimas dėl 3 €, kai tu paskui rizikuoji susipurkšti 30 €, manau, kad yra neadekvatu. Ir iš tikrųjų tikrai verta naudoti, sakykime, mano rekomendacijos ūkininkam yra 1,5 litro bokserio ir 0,25 litro. Arba dar vienas, jau visiems labai senai gerai žinomas, tai yra tiesiog elementariai 2 litrai bokserio ir 0,25 diflufenikano. Tai yra stakato,
legacy paprastas, diflanilas. Tai tokios normos tikrai garantuoja, kad laukas bus švarus. Tik tai būtinai reiktų atkreipti dėmesį į tai, kiek yra dirvoj drėgmės. Aš pats asmeniškai visada dar įsidedu paviršiaus aktyvių medžiagų būtent skirtų dirviniams herbicidams. Ir iš tikrųjų per 7 metus, nes aš asmeniškai labiausiai mėgdavau 2 litrus bokserio ir diflufenikaną, tai man niekada nepabėgo. Net ir nors turiu ir labai lengvų dirvožemių, ir šiek tiek prie durpės yra, bet vat, būtent manau, kad paslaptis yra ta, kad turi pasiruošti gerai dirvožemį, kad nebūtų grumstų per daug. Augalinės liekanos, iš po rapsų dažniausiai vis tiek sėja ūkininkai, tai vis tiek tu gan tvarkingai pasidarai ir juo labiau, kad šiemet laiko tai tikrai buvo tvarkingai paruošti dirvą. Tikrai buvo, tai sakykime, dirvos faktorius, tas paruošimo kokybės yra tikrai išspręstas. Tai tiesiog dėl dirvos drėgmės, tai galbūt reiktų pasvarstyti ir dasidėti dar lipnę medžiagą. Ir tada, tu iš esmės su 20, atsakau, kokiais 5 eurais, tu susitvarkai visiškai pilnai žolės. Tai dabar sėja ir važiuojam iškart su purkštuvu ar laukiam dar iki 1-2 lapelio kviečių? Labai geras klausimas ir dabar ir tikrai daug ūkininkų skambina klausia. Tai jeigu yra drėgmės pakankamai, tai aš net rekomenduočiau važiuoti būtent iškart po sėjos, nes yra šiek tiek daugiau ir tikrai veiksmingiau suveikia. Na ir tada išvengia herbicido sukeliamo streso, nes vis tiek lengvai prašviesina kviečius. Ten tas prašviesėjimas išlieka 10 dienų, ilgiau paskui nebūna, tiesiog jisai prapuola. Bet jeigu panaudojam iškart po sėjos, iki sudygimo, sakykime, priklauso nuo to, jeigu pas tavęs palyja ir tu matai, kad sąlygos geros, važiuok. Ir viskas bus ten gerai, tai tik tai tiek, kad, sakykime, gal jeigu insekticidą norėtum įsidėti, tai tada nėra prasmės, jeigu nėra sudygusių augalų. Tai čia tada variantas. O kaip yra dabar, jeigu, pavyzdžiui, pranašauja, kad atšalimas bus ir kad liktai atvėsta stipri orai, tai mes turim baimę su rudeniniais herbicidais, ar ne? Tas prašviesėjimas vis tiek, kaip ir minėjau, dažniausiai tie mišiniai lengvai prašviesina. Tai mes turim dabar naują sprendimą būtent nuo šitų sukeliamų stresų, kad augalas iškart pasiruoštų ir lengviau perneštų tą herbicido sukeltą stresą, tai siūlom panaudoti 1 litrą megafolio. Kartu su bokseriu ir šitą mišinėje? Taip. Supratau. Ir tada reiškia, nesvarbu, mums tas, jeigu, aišku, per šalnas pačias tai nepučkiam, bet kokiu atveju, ne, pralaukiam tam. Prieš, para po. Šitus, bet jeigu orai atvėsta, jau tada insekticidas išeina iš šito mišinio. Ir sakau, realiai tai, sakau, gali pasidaryti akies testą, praeikit, bet manau, jeigu ten kokia jau 12 šilumos diena, tai realiai nebelieka. Gerai, o dabar toks variantas. Atšąla 2 savaitėm, paskui vėl atšyla, sėkmingai viskas auga ir kas su kenkiais? Antros bangos jau nebeturėtų būti, nes vis tiek bus, sakykime, dabar jau bus spalio antra pusė tada. Jeigu būtų dar tas atšalimas, tai jau spalio po antros pusės, nebent, nežinau, bus anomalija ir vėl bus 25 šilumos spalio gale. Čia labai sunku pasakyti, bet iš tikrųjų jau turėtų kaip ir jų nebelikti. Jeigu 2 savaitės pasilaikys ten +10, o naktim ten +2, sakykime, ar net ir šalnos, tai labai tą populiaciją sumažina ir tada tiek problemų nebūna. Tai iki kada dabar tas terminas to rudeninio herbicidų purškimo? Iš tikrųjų reiktų rudeninį herbicidą taikyti ne tiek prie kalendoriaus, kiek pas tavęs atrodo patys kviečiai. Nes mes vis tiek purkšdami piktžoles labiausiai žiūrime kviečiuose į smilguolę ir į miglę. Miglė kaip miglė, bet smilguolė labai daug žalos padaro. Tai būtent bokseris veikia geriausiai, kai yra be dygstančios arba 1 iki 2 lapelių. 2 jeigu lapelis smilguolės jau formuojasi, tai yra pats laikas, nes paskui gali būti per daug, nes kai prasidės krūmėjimasis po 3 lapelio, tada jau yra tikimybė, kad nebesuveiks ir tu liks kokie 5% smilguolės. Tai, kaip ir ekonomiškai labai daug žalos nedaro, bet ką reiškia 5% smilguolės, tai atrodo labai daug vizualiai. Tai niekas šito nenori, tai ir juo labiau, kai orai leidžia, kai šitas ypač sezonas toks ilgesnis, kai visi viską taip pamažu daro, tai tikrai laiko to yra panaudoti.
ir būtent panaudot, sakyčiau, kai kviečiai turėtų būti 2 lapelių tarpsnį, nuo iškart pasėjimo iki 2 lapelių, nes smilguolė praktiškai atsilieka nuo kviečių per 1 tarpsnį, kas yra maždaug apie savaitę. Tai jeigu jūs turit kviečių 2 lapelius, tai vadinasi, smilguolė bus 1 lapelė, tai bus pats tas efektas geriausias, kai tu dar tikrai gali susitvarkyti. O ir aišku, žinoma, galima naudoti dar iki sutikimo, kai dar net nesimato žolių ar net ir kviečių nesimato, nes irgi, kaip sakau, veiks bedykstančias ir 1-2 lapelių. Tai reiškia, ūkininkui patogiausia vis tiek, lengviausia pamatyti, kada kviečiai 2 lapelių ir viskas. Tai arba pamatyti, kad sudygo ir važiuoji. Bet reikia žiūrėti į drėgmę. Dar klausimas. Lietus. Jeigu užeina lietingas periodas, kaip elgiamės su dirviniais herbicidais? Jeigu brėžiam technologinės vėžes jau, tai nevažiuojam, nes paskui turėsim problemų su kūlimais. Čia jau prieš gamtą nepakovosi, bet jeigu yra įmanomas sąlygos įvažiuoti į laukus, tai važiuoju. Nes lietus nieko nedaro. Ne. Tik tai geriau, kad truputėlį drėgmės. Taip. Supratau. Nes ir, pavyzdžiui, net jeigu ir labai sauso, aš pas savęs nebandau, nes, sakau, naudoja divantus, bet iš tikrųjų galima pasididinti ir vandens išpurškiamo kiekį iki net ir 300 litrų. Nes dirviniam aktuali drėgmė. Nes, sakau, esminiai yra 2 dalykai naudojant bokserį. Tai kviečiai 2 lapeliai iki 3 ir dirvas reikia. Viskas. Super. Tai ką? Pildom purkštuvus ir į laukus. Taip, ir važiuojam purkštuvus. Gerai, dėkui, Arnai.